Trumpai apie laivą Costa Diadema, kuris priklauso italų kompanijai Costa. Yra 14 aukštų laivas. Keleivių telpa 4200, įgulos narių virš 1000, tai vienas įgulos narys kažkur vidutiniškai išeina aptarnauja 4 keleivius. Kainuoja apie $500 milijardo kainavo pastatymas. O maršrutas laivo tai išplaukėme iš Kopenhagos, kairė Norvegijos pusė plaukiam į Bergeną, iš Bergeno į pačius fjordus įlendame, kai tik ten bus šiaurės tos baltosios naktis ir paskiau pakrantę vėl parplaukiam per Vokietiją atgal į Kopenhagą. Ir bus perplaukiamos 3 jūros, tai Baltijos, Šiaurės ir Norvegijos, o Norvegijos ir Šiaurės, o kažkur tai yra, jų riba yra tarp Farerų salų. Ir kas įdomu, kad fjordai yra gilesni negu Šiaurės jūra. Šiaurės jūra tai yra kažkur gylis apie kilometrą, o fjordų yra apie kilometrą 300 metrų gylis. Štai mes ir laivo kajutėje. Kajutės yra laive parduodamas 3 tipų. Be lango, su langu ir su balkonu. Mūsų yra be lango, kadangi mes čia realiai grįžtame tik nakvoti. Ir reikia, jeigu į kruizą užsisakinėjai, tai jau turi specialiai užsisakyti kajutę, nes į paprastą kajutę su vežimėliu netilptum ir būtų problemų. O pritaikytoje kajutėje tai viskas ir po kriauklę eina privažiuoti su vežimuku, ir dušas yra, ir tualetas pritaikytas, ir durys plačios. Štai mes ir laukiniam denį, jų būna keli. Čia esam prie baseino laukinio. Baseinai tai būna po stogu ir laukia tai po vieną ir paskiau džekuziai. Ir aplink gultai, čia dabar kai tik kad kruizo pradžia, vakaras oras nekoks, tai ir žmonių dar kol kas nieko nėra, eina ramiai nufilmuoti. O vidinėje laivo erdvėje pagrinde būna 2 aukštai, kur tokie šopingai, visokie valgymai, tai čia einam per parduotuves. Irgi gan kainos didelės, kad pavyzdžiui firminė maiko, tai žiūrėjau dyzelius 57 eurai, akiniai apie 150. Žodžiu, kainos taip kandžiojasi. Bet žmonės čia kiti matyt linkę išleis daug pinigų, tai kad čia būna kitas iki eilės net. Tai čia kaip parduotuvių gatvė kokia čia. Važiuoji pro šalį, čia žodžiu, daug mėgėjus pirkti turėtų gundyti. Tiesiai gerai. Važiuok tiesiai. Gerai. Suk dabar. Gerai.
Kur dabar nusipai mūsų ten staliuks? O čia restoranas, į kurį einame valgyti vakarais. Galima eiti ir į bufetą, kur už savitarną, bet restorane kažkaip toks iškilmingiau. O kitiem pasiseka dar arčiau lango į jūrą atsisės, kitiem toliau. Valgant irgi sugalvoju visokių įgulų atrakcijų. Tai čia, pavyzdžiui, sveikina gimtadienio progą kažką. Tai irgi kai šviesas priges, pasileidžia muzika, visi nuo stalų pažiūrėt, kaip vyksta renginys, paskui vėl toliau valgia. O žodžiu, čia taip gan neliūdna valgyti, tai trunkas valgymus apie pusantros, tai iki 2 valandų. Visi barmenai paslaugus, pagrindė visi iš Indijos. Nemačiau, kad tai būtų koks baltauogintis net barmenas. Jie visokius pasirodymus irgi daro, žodžiu, visų galų meistrai. Ragaujam starterius, čia su lašiša, šiaip irgi ant lėkšties papuošimai gan įdomus, vien vizualiai gan atrodo neblogai. Nu ir paragausim skanaus. Desertus pasiėmėm vienodus, čia nežinom kažkoks. Kažkas tai su šokoladu, bet išvaizda tokia visai nieka. Pagrindiniai patiekalai dorado ir jautiena kažkas tai bus. Skanaus. Dar įdedu kelias patiekalus iš kitų vakarienių. Nes Kosta pasižym tokie jau papuošimais, tai gan vien įdomu pažiūrėti, kaip papuošta yra. O čia vyks pasirodymai, o čia pagrindinė, čia bus koncertuos. Kada nėra susirinkę, tai galim nueiti šalia, o koncertuoja kiti. Varom pažiūrėti. Bare irgi koncertuoja. Ir pažiūrime. Čia bare koncertuoja dabar, sėdi kokteilius geri ir čia dainininkams duot garą. Liftu keliamės į viršų. Čia baras, muzika, šokiai, varom aukštyn. Čia toks pagrindinis tūsas naktinis. Visur daug lempiešių.
Čia daug tų barų, kur groji tą muziką, į visur net nespėjai. Pabūni vienam, eini kitur, taip žodžiu. Migruoji po laivą. Kitur būna žmonių daugiau, kitur mažiau, bet pagrindiniai šiaip visas kūsas prasideda iki 12 nakties kažkas. Tada visur daugiau būna. Atsitiko kažkokas, čia laivo maketas vadovas. Prie uždaro baseino dideliam ekrane rodo Europos futbolo čempionatą. Čia irgi būna ir tie įsidažę sirgaliai. Žodžiu, prijaučiantys čia žiūri su kokteiliais. Čia mais, kokteiliai, viskas vyko. Dar viena įdomybė. Galvojau, kad čia aplamai kokie indai, o čia pasirodo tais indais šokoladas tek. O kaip į kriauklę, kažin turi subjekti, tai įdomu. O čia kažkaip tai varši, bet labai faina, kad taip žodžiu šinda į indą šokoladas varo. Baruose rodo, pavyzdžiui, kaip gamina maistą. Čia šiuo atveju esant pizzerijoje, čia šefas italas, o aiškina ir rodo, kaip pagamina picą. Tai nelabai ką jin supras, bet realiai vis vien, aišku, tešla, dakas, kažką tai panašaus matyt saka. Mettere la pasta dentro e mettere l'aria dentro. Poi vediamo che si forma quella pallina, andiamo a chiudere. Andiamo a chiudere in questo modo. Akrobatikas, taip visokių spektaklių, žodžiu daug visokių renginių irgi per akis, tai būna 2-3 renginiai vakar įvairiose salėse. Čia jau tokie vėlesni pusai prasideda su daugiau žmonių, tai jau apie